kai mes susidarome sienas, po to skambinam Ameriką ir sako, Mr. President Donald Trump, we are calling from Lithuania, just want to ask you, žinai, some questions. Ir tu tampi vergas, nes tu įsipareigoji Amerikai. Ir tada yra tas geras pasakymas, eikit broliai miškai, tuoj mes atvažiuosim jūsų ginti. Nuskambės tai labai skandalingai, bet Lietuvos politikai per paskutinius 15 metų viską padarė, kad Baltarusija atitektų Rusijai. O tą pirmą padarė tai Andrius Kubilius, kai buvo premjeras. Jisai buvo toksai žygis su dešinė, jeigu pamenat. Ir jisai važiavo po Baltarusiją. Ir jeigu aš neklystu, po to buvo susitikimas su Baltarusijos premjeru ir prieš tai ir po to dar buvo. Gruodžio pradžioje, man atrodo, 1 ar 2 savaitę, kai jie davė sutikimą dėl Astravo elektrinės derinimo. Aš tada sėdėjau ir galvoju, klausykit, bepročių kompanija susirinkus. Vietoj to, kad jūs gal žiūrėtumėt, kaip kad šitas žmogus neįtų į Putino glėbį, jūs viską darot, kad jūs nueitų. Ir man tada jau po keletą metų man teko būti ekonomikos komiteto pirmininku, konferencija tuo metu Ženevoje buvo, Vokietijos Angela Merkel komanda tada dalyvavo susitikime, mintas teibulas mūsų buvo. Ir aš sakau, kaip jūs manot, ar nelogiškai būtų, kad Lietuva, Baltijos šalis, tiksliau, taptų Baltarusijos Astravos elektrinės akcininkė? O gal, sakau, net pati Europos komisija, sakau, per fondą galėtų tapti akcininku. Sako, it's very good questions. You're absolutely right. But you have a problem with your president, Dalia Grybauskaitė. Principas, jinai vertybę pardavė žmonėm ir Kubiliaus šitas nesąmonės, su kuriais mes viską susipykome. Ir tada, ką atsitinka Lukašenka, kai jis neturi pinigų, bet jis nori parodyti ir tautai pastatyti kažką nori, ne? Tai ką tu darai? Tu eini pas tą, kuris turi pinigų, tu prarandi savo vertybės, tu antsiklaupi ant kelių, tu pabučiuoji jiem žiedą, pabučiuoji jiem ranką ir sakai, okei, būt pozdravlyti. Ir jis pas Putiną, tudai sudai skraidė, ne? Putinas davė pinigų jam pastatyti Astravo elektrinę. Pastatė, kreditą davo, o dabar sako, leistų mums karinę gal dalį neįsileisti. Gal leistų mums gynybinę sistemą įsiremontuoti, gal dar galvutės nešančias leisti. Ir tada tu supranti, kad tu gavai tiek, bet jis iš tavęs paėmė tiek. Tai Gabrielio Landsbergio visas šitas chaosas padarė Baltijos jūro, besiribojančio Baltijos jūroje kitų valstybinių uostų krovą padidino, kitaip sakant. Kada mes uždraudėm per Klaipėdos uostą ir Lietuvos geležinkelius vežti trąšas, kas atsitiko? Tyliai, aš kiek matau iš informacijos, gal aš klystu, bet filmuota medžiaga matyti nemeluoja, per Ventspilį jūrų uostą kraunama yra labai daug baltarusiškų trąšų, per Lenkiją rodo statistika kraunama ir per Sanpiterį, per Rusiją, ne? Tai, žinokit, jau jie per tuos 2-3 metus verslininkai atidirbo visą infrastruktūrą, neatidirbo. Visus kanalus žino. Ir dabar tą verslo grupę persitraukti pas savęs yra labai sunku. Prezidentas Trumpas, aš net nebejoju, aš bent jau taip daryčiau, jeigu būčiau tokios valstybės prezidentas, pasikvieščiau, pasiskambinčiau mūsų čia lietuvių pasiuntinukams, jau jie dabar kaip ir vergai tampa, nes mes prašom, kad jie mūsų vardu viską dėrėtųsi. Ir sakyčiau, okei, aš sutariu, kad neskristų balionai, jūs atidarykite tranzito zoną, nes trąšas reikalingas mums. Trumpas praeima prieš 2 savaitės panaikina sankcijas, panaikina muitus rusiškom ir baltarusiškom trąšom. Tai jam tik tais bereikia, reikės atsivežti į Ameriką, ne? Geriausias, artimiausias susiekimas ir kelias yra Lietuva ir Klaipėdos uostas. Mes viską padarėme, kad santykiai mūsų nutrūktų, bet ekonominiai santykiai tarp Baltarusijos ir Rusijos ir didėtų. Kitas yra momentas – vertybė. Buvo toksai kažkada tai meras Remigijus Šimašius, ne? Bet iki tampant meru jis buvo didžiausias vertybininkas Eligijaus Masiulio, buvo teisingumo ministras. Kokią vertybę jisai pardavė brangiausią, ko dabar Vilniaus elitas labai džiūgauja, kad sugrįžo atgal į Lietuvą, vertybę. Kokią vertybę pardavė? Pardavė Belecką. Baltarusijos opozicionierių. Įsivaizduokite, tie šiandieną liberalai, kuris buvo su Čmilyte, tuo metu su Gentvilu, jiegi vertybininkai buvo. Ir jie pardavė vertybę žmogų, kuris kovojo su Baltarusijos agresorium. Jį pardavė, supakavo ir sako,
Aleksandrai, это padark вам. Ir kas įdomiausiai, kad tas Vilniaus burbulas, kuris turi tam tikrą riboto proto suvokimo apie pasaulio vykstančius procesus, nes jie nenori, negeba gilintis į situaciją, vietoj to, kad piketuotų šiandieną prieš tai, kad Beliacko buvo šitai pasielgta ir liberalų sąjūdį pasmerktų, nes jis pardavė vertybę. Jis pardavė tą vertybę. Sako, it's okay. Jūs nuostabus, Čmilytė. Ir dabar grįžtant vėlgi į tą vertybę, praeitą savaitę Čmilytė dėlioja Seimo nariams knygą 1940 metai, okupacijos metai, ateis okupantai, užims jūsų Lietuvą. Dalina žmogus, kurios senelis atvyko į Lietuvą, okupavo ir tėvas yra KGBistas rezervistas. KGB rezervo sąrašai įtrauktas. Nu ir jau tikrai tikėjausi, kad tie vertybininkai pasims to tankisto jo kepurę tėvo ir sakys, Viktorija, žinai, kaip tu drįsti dalinti knygą, nes va tavo senelis. Tai čia kaip ir Grybauskaitė pas Burokevičių ir Ramalavičių, kur man atrodo, kai dar žmonės su sąjūdžiu čia kovojo, sporto rūmų susirinkimas, jinai pas Burokevičių mokslinius darbus daro. Va čia yra vertybė. Bet jie yra labai protingi ir talentingi, nes jie tą vertybę parduoda lietuviui, kuris negeba mąstyti pats.